Prieš keliasdešimt metų per dieną mus pasiekiančios informacijos kiekis tilpdavo viename vidutinio dydžio laikraštyje. Dabar iš įvairių šaltinių kasdien mus bombarduoja tiek informacijos, kiek jos tilptų į 186 laikraščius. Kasdieną daugybė dalykų gali išmušti mus iš pusiausvyros. Daugiausiai streso patiriame dirbdami, ypač kai vienu metu tenka atlikti daug skirtingų veiklų. Virškinimo sistemos ligos, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, nervų sistemos ir psichikos ligos, pakrikęs dėmesys ir emocijos, miego sutrikimai, perdegimo sindromas. Tai kaina, kurią mokame už norą išspausti iš savęs kuo daugiau. Daugelis žmonių gyvena roboto gyvenimą uždraudę savo jausti. Nesuvaldytas stresas kaupiasi ir gali sukelti sunkes lėtines ligas. Stresą galima įveikti ir tam užteks vos kelių minučių. Kad mūsų smegenys taptų atsparesni stresui, jas reikia treniruoti. Vienas lengviausiai prieinamų būdų tai padaryti – dėmesingo įsisąmoninimo technika arba paprasčiau tariant meditacija. Tik neskubėkite dabar neigti, esą tai ne jums. Neturite tam laiko nei lėšų, nei tinkamos aplinkos, nei aprangos. To ir neprireiks. Pakaks nuo 5 iki 10 minučių per dieną, o tiek laiko gali skirti net labiausiai užimtas žmogus. Pradžiai pakaks net ir minutės. Pabandykite. Pasirūpinkite, kad kurį laiką niekas jūsų netrukdytų. Pradžiai užteks ir 1 minutės. Atsisėskite ant kėdės patogiai ir užsimerkite. Jei norite, galite šypsotis. O dabar visiškai susitelkite į savo kvėpavimą. Stenkitės pajusti, kaip įkvėpėte ir kaip iškvėpėte. Netrukus galite išsiblaškyti. Gali į galvą ateiti įvairios mintys. Tai normalu. O jūs vėl susitelkite į kvėpavimą. Jei reikės ir vėl, ir vėl, ir vėl. Minutė pralėks greitai. Susitelkę į dabarties momentą, smegenys persikraus. Pasijusite geriau. Įgudę susitelkti į dabarties momentą, į savo kvėpavimą. Šią momentinę smegenų treniravimo ir perkrovimo techniką galėsite panaudoti bet kuriuo metu. Įstrigę transporto spūstyje, laukdami eilėje apsipirkti, labai supykę, išsigandę ar nuobodžiame susitikime. Moksliniai smegenų tyrimai patvirtino, mes galime sąmoningai keisti savo smegenų būklę ir nuotaiką. Dėmesingo įsisąmoninimo technika pasirodė tokia veiksminga, jog pradėta praktikuoti didelėse verslo kompanijose ir netgi JAV kariuomenėje. Kai mes tam tikrų būdų sukoncentruojame dėmesį, tikslingai susitelkėme į esamą momentą. Jei protas nuslenka į praeitį arba ateitį, mes vėl valingai jį grąžiname į dabartį. Vyksta tik neutralus stebėjimas ir dėmesingo įsisąmoninimo procesas pripažįstant, priimant tai, kas vyksta. Taip išmokstame nuolat atsigręžti į dabarties momentą ir jame būti. Gali būti, jog jau po keleto savaičių jūsų gyvenimas ims keistis į gerą. Pavyzdžiui, nebenorėsite paskubomis kimšti picos spoksodami į monitorių, o išmoksite neskubėdami mėgautis maistu, pajusti jo skonių įvairovę. Gebėsite neįsitraukti, menkiau reaguoti į neigiamas emocijas ir jas išgyventi saugiai. Išmoksite suprasti ir priimti save. Suvokę, jog viskas keičiasi, išmoksite vertinti neįkainuojamą dabarties momentą ir galų gale pasimėgausite gyvenimu su įvairiomis jos spalvomis ir skoniais. Tik 5 minutės per dieną. Pabandykite.